Kas yra energijos kaupikliai? Kaupiklis, arba liaudiškai vadinant baterija, įrenginys kaupiantis perteklinę elektros energiją iš saulės, vėjo ar kitų generatorių ir atiduodantis ją vartojimui tada, kada reikia. Pavyzdžiui, gyventojas turintis saulės elektrinę, kuri dieną pagamina daugiau elektros nei sunaudoja, vietoje to, kad perteklinę energiją atiduotų į tinklą už mažesnę kompensacinę kainą, elektrą kaupia baterijoje, o vakare ar naktį energija yra naudojama iš kaupiklių. Kodėl saulės elektrinių savininkai renkasi įsirengti kaupiklius? Saulės elektrinių savininkai kaupiklius naudoja tada, kai nori kaupti elektros perteklių vietoje atidavimo į tinklą ir didinti momentinį suvartojimą. Kaupikliai taip pat naudojami piko apkrovos mažinimui, kai elektra brangi ir žinoma elektros tiekimui užtikrinti tinklo sutrikimo metu. Dar vienas didelis kaupiklių pliusas su išmaniaisiais kaupikliais grynojo atsiskaitimo net billing sistemoje. Elektrinių savininkai gali optimizuoti kainų skirtumus, tai yra, kai nepanaudota sugeneruota elektra yra parduodama su tiekėjų sutartomis kainomis. Kodėl apie kaupiklių įsirengimą verta svarstyti dabar? Rugpjūčio 19 dieną buvo paskelbtas APVA paramos kvietimas kaupiklius įsirengusiems gaminantiems vartotojams, kurio metu vos per valandą rezervuoti beveik 6 milijonai eurų. Esame tikri, kad netrukus bus paskelbtas kitas paramos kvietimas, todėl visus norinčius susigrąžinti iki beveik 5700 eurų raginame kaupiklius išsirinkti ir įsirengti nedelsiant bei būti pasiruošus ateinančiam paramos etapui. Kreipkitės į RINPRO ir apie paramą bei sprendinius papasakosime plačiau.